Taigi, Ričardai, kas lėmė, kad esat kartu? Labai geras klausimas. Manau, lėmė bendri tikslai, pomėgiai, mąstymas panašus ir, nežinau, įsimylėjimas vienas kitam, pagarba vienas kitam. Tiesiog požiūris į gyvenimą labai sutampa ir abiem super duper. Ryšys, gal sakyčiau, tarp mūsų. Koks buvo jūsų pats romantiškiausias laikas kartu? Sėdėjimas vakare prie jūros, kalbėjimas ir tiesiog mėgavimasis momentu. Nu, man atrodo vis tokie, žinai, kur būna ramus, po kokie pasisėdėjimai ten prie kokios jūros. Kada ir kur pasakei, kad myli ją? Kai gyvenam pas Karolį Ramintą bute prieš miegą. Pas Ramintą ir Karolį lovui. Jų bute. Kitas klausimas. Kiek ir kodėl? Kas kiek ir kodėl? Daug, ilgai ir laimingai. Kas žinau. Ilgai ir laimingai. Jei laimėtumėt milijoną, kur išleistumėt? Pirmiausia, pasakyčiau turbūt, kad laimėti nėra gerai. Geriau uždirbti savo darbais, bet turbūt tiesiog pirmiausia kur nors keliaut ir paskui galvot, tiesiog atsipūst nuo visko. Šiaip nenorėčiau laimėti pinigų. Bet jeigu jau gautume kažkaip arba užsidirbtume kažkaip ir jau nieko, tipo, užsidirbtum jau iš kažko, ką turi, tai tada jaučiu kažkur keliautume. Kokia yra jūs stipriausiai jungianti veikla? Turbūt pirmiausia dabar sportuojam kartu, tai vienas kitą motyvuojam neapsileisti sporte. Kuriam, nežinau, pasakykim, verslas kartu gal. Tiesiog tariamės, bendraujam, galvojam, kaip ką protingiau padaryti tiek jos pusėje, tiek mano pusėje. Nu, ir man, nežinau, top vienas dar yra toks, kad keliavimas, viskas, kas susijęs su keliavimais dabar yra azartas. Ir buvimas tiesiog kartu. Jaučiu pagalbą vienas kitam, kad ir versluose visur. Ką labiausiai vertinate šiuose santykiuose? Atvirumą, pagarbą, vienas kitam nemeluojam ir sakom tiesiai šviesiai, kaip kas yra, kas svarbiausia turbūt. Pagarbą, atvirumą ir rūpestį. Kaip įsivaizduoji jūs po 10 metų? Įsivaizduoju šeimą su auginamais vaikais, atsakingai auginamais, abiejų tėvų prižiūrimais, nu, kad abu vienodai stengiasi. Kad darbai jau visi padėti į šoną ir galima būtų tiesiog karts nuo karto prisijungti prie vadovavimo ir tiesiog kiti už tai atsakingi būtų. Ir tu tiesiog galėtum gyventi savo best moment. Taip jau tikėčiausi, kad viskas jau stabilu būtų iš finansinės pusės, iš šeimos pusės. Nu, kad jau būtų pilna šeima ir nebereiktų nerimauti dėl menkniekių. Ko palinkėtumėt savo vestuvių progą? Išlaikyti pagarbą vienas kitam, romantiką, atvirumą, tiesiog rūpestį gal, rūpestį vienas kitu. Kad visada išlaikytume pagarbą vienas kitam. Kokia Gustės manymu yra tavo patraukliausia savybė? Aš taip manau gal, kad rūpestingumas. Kokia Ryčkos manymu yra patraukliausia tavo savybė? Gal atsakomybė arba rūpestis? Koks kvailiausias dalykas, dėl ko dabar juokinga? Važiavom į Palangą ir palikom raktus. Tai buvo pirmas kartas į Palangą žiemą, kai buvo minusas, man atrodo. Tai, o paskui per pusę dienos per autobusų siuntos Gustės mama atsiuntė raktus. Tai buvo toks savotiškas išbandymas, kaip reaguosim į susidariusį keblumą, bet nebuvo jokių konfliktų. Tai tiek. Jaučiu dėl to, kad aptaškė kriauklę. Bet nesuspykė, kad labai stipriai suspykė, bet tiesiog, aš supykstu. Kitas klausimas, kaip su Gustė susitaikyti greičiausiai? Nieko nesakyti, apsikabinti ir būti kartu.
Kaip su Ryčka susitaikyti lengviausia? Jaučiu apsikabinti arba paimti už rankų ir tada kalbėtis. Koks Gustės batų dydis? 38. Koks Ryčkos batų dydis? Kemping. Jeigu ją reiktų apibūdinti 3 žodžiais. Graži, protinga, atsakinga. Kada buvo ta akimirka, kai pagalvojai, kad čia jau taip, tai ji mano vienintelė? Akimirkų iš tiesų buvo daug, bet gal taip užtvirtinimui buvo, gal pirma kelionė į Malagą, pasitikrinimas vienas kito ir kaip elgiamės vienas su kitu ir panašiai. Ką Gustė moka geriau už tave? Geriau gamint, bet neprimena man apie tai. Jeigu turėtum nupiešti ją kaip paveikslą, kokios 3 spalvos dominuotų? Violetinė, raudona, gal kokia alyvinė. Kokia yra jos slapta galia, apie kurią galbūt ji pati nežino? Pasitikėjimas savo mintimis ir Kuo Gustė svajojo būti vaikystėje? Kuo vaikystėje Gustė svajojo būti užaugusi? tikrai yra sakęs, kad nori būti psichologija ir padėti žmonėms. Kokio greito maisto nevalgė Gustė ir kodėl? Sakyčiau McDonald's burgerių, nes jai nepatinka padažai. Kokį patiekalą Gustė gamina skaniausiai? Sakyčiau, viską skaniai gamina. Nuo lazanijos, kanelionių iki paprasčiausių makaronų. Kokius 3 dalykus Gustė pasiimtų į negyvenamą salą? Artimiausius šeimos narius. Sakyčiau, gal kempingo įrankius. Ir tiesiog kažkokį pabuvimą prie jūros, nežinau, kaip kilimėlis dar kažką, tiesiog kad galima būtų būti. Į kokį animacinį herojų panaši Gustė? Pasakysiu, ne taip iš karto. Kai nepasakysiu. Ką Gustė daro, kai bando slėpti, jog pyksta? Nelabai moka paslėpti, kaip ir aš. Tiesiog jaučiasi viduj, kad arba ne taip atvirai bendrauja, arba, nežinau, matosi iš akių. Kokio tavo įpročio Gustė negali pakęsti, bet vis tiek tave myli? Gal retai padedu, mažiau padedu tvarkytis namie, arba jinai tiesiog mėgsta viena, kad nieks nelystų ir daro pagal save. Kas tikrai veikia, jeigu nori ją pralinksminti, kai ji pikta? Užpuolimas su kutenimu. Ji visada pasiema į kelionę, bet niekada nepanaudoja. Gal nesakyčiau, kad per daug rūbų. Gal pasiemam per daug powerbankų ar laidų, kurių net nepanaudojam. Kokia programėlė ji būtų ir kodėl? Google. Nes gali... Ne, iš naujo galim. Koks ji būtų emoji, ženkliukas ir kodėl? Tas toks gražiai šypsos su apsikabinimu.